Kodėl neverta tikėti reklama, kurią matote? Ne visada, aišku, tai pasiteisina, bet kartais reikia daiktus išsibandyti. Prieš porą metų, esant dideliam pikui Thermacell prietaisų, kai buvo labai daug uodų ir sunku buvo gauti Thermacellus, pradėjau ieškoti alternatyvų ir mačiau kinų gamybos Nightcore ir ne tik Nightcore gaminamus irgi repelentus, kurie veikia nuo pakraunamo akumuliatoriaus, kaitina. Bet tuos variantus atmečiau pradžiai dėl to, kad jie neturi sertifikuotų plokštelių pakaitinių nuo uodų, kaip Thermacellis turi patvirtintas Baltijos šalyse. Tai yra Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Šiemet vis tiek populiarėjant alternatyvai atsirado tie jau pas mus vežantis Nightcore'us. Ir susigundžiau vis tik pabandyti ir aš pasitestuoti, pasižiūrėti, ar jie tikrai tokie patys geri kaip Thermacellis. Ir išeinu į pirmą medžioklę. Tabletės, tarp kitko, Thermacellio pirkau, kurių atskirai nusipirkti Thermacellio tablečių nėra taip paprasta. Bet nusipirkau Thermacellio tabletės, kurios žinau, kad tikrai veikia 100%. Gamintojas deklaruoja, kad ant aukštesnės pozicijos kaitina plokštelę 160 laipsnių temperatūrą. Išėjau medžioklę, pasikabinau šičia, patogu į striukytę, įsikabinau, mažas, kompaktiškas, ko nepadarysi su šituo taip lengvai, kažkur nepasidės, turi laikyti ranko ar panašiai. Stoviu biržiai, kaista jau kokį 10 minučių ir aplink mane skraido uodai ir lenda įkyriai. Dar 5 minutės laukiu, dar 5 minutės, praeina pusę valandos, aš užuodžiu tą kvapą, bet nematau specifinio dūmelio, kuris kyla pas Thermacellį, kai kaista, kyla dūmelis. Ir tie uodai neatstoja nuo manęs. Galiausiai išeinu iš biržės, atsisėdu ant lauko, ten pučia vėjas, viskas ok, aparatą išjungiu, pasėdžiu, viskas tvarkoj, išeinu pasivaikščioti vėl, nueinu įlanką miškelio, palei mišką, vėl pradeda uodai pult, vėl jungiasi, vėl tas pats. Sakau, galbūt čia vienas kartas uodai kažkokia kitokia pasikeitė, dar kažkas. Nusivežu kitą kartą į bokštelį, jau ten ramiau, vėjo nėra, pasidedu, įsijungiu 10, 15, 20 minučių. Matau tą lengvą, tokį, kaip pasakyti, temperatūros garavimą, bet dūmas kaip iš Thermacellio neina. Uodai lygiai taip pat atskrenda, zyzia ir nepastebėjau, kad jisai veiktų. Todėl nusprendžiau pabandyti, kodėl taip yra. Ir kadangi gamintojas deklaruoja, kad kaista 160 laipsnių, tai testuojant duslintuvus išsinuomavau lazerinį termometrą. Namuose padėjau ant stalo, kur tai yra uždara patalpa, jungiau abudu aparatus, palaikiau grubiai apie 20 minučių, kad būtų jau tikrai 100% įkaitę. Ir kaip visada matosi, iš Thermacellio rūksta dūmelis, iš šito ne. Pamatuoju temperatūras, Thermacellis 130 laipsnių, Nightcore'as 90 laipsnių. Va ir visa problema, visas atsakymas, kad nepakanka temperatūros užkaitinti tą, sakykime, padelį, neišskiria normaliai veikliosios medžiagos ir uodai jūs vis tiek kankina. Taipogi galbūt čia techniškai padaryta per mažos angos, per mažos skylutės, daugiau uždaros vietos ir dėl to neveikia tas aparatas taip, kaip veikia. Todėl aš tikrai išsimsiu iš savo elektroninės parduotuvės, jis nebeprekiausiu, o toliau, kam reikia, nuo uodų priemonės geriausios, rekomenduoju įsigyti Thermacell.